Puolime atkovotas kamuolys leidžia Vilniaus Rytui turėti papildomą galimybę. Ir vėl Gudaitis skirsto kamuolius ir Martynas. Gudaitis, koks perdavimas Gyčiui Radzevičiui. Ir kapitonas nepaverčia to perdavimo. 5 Ryto pelnyti taškai per 5 sužaistas minutės. Sargiūnas. Brunkė prie savęs turi Veličką, Neptūnas turi dar 2 komandinės pražangas. Brunkė suranda Masiulį, Masiulis. Tikrai negalėjai pasakyti apie jį šiame sezone. Netikslus Masiulio metimas, Brunkė įma kamuolį, Lukošius laisvutėlis. Galbūt galima pagalvoti ir apie ilgą perdavimą, bet ne. Ir Walkeris nespėja atlikti šio metimo, tad 4 taškų skirtumų Vilniaus Rytas laimi pirmąjį. Sargiūnas Neptūno pusėje, Richardas Lomažas išsiskyrė su 9 taškais, tad Europos čempionate vienas prieš kitą stoja gynėjai. Dabar Gudaičio Vilniečiai, Gudaitis buvo lygis prieš Klyrį, bet Neptūnas vėl išsirenka savo dengiamuosius, o Brunkė švysteli. Dispečerį. Taip, ta ašimi aplink kurią sukasi kamuolys. Vilniečių puolime. Ima kamuolį Gudaitis ir verčia dar. Klaipėdos Neptūnas neranda daugiau patikimų ginklų šiandieną. Sargiūnas palieka Lomažą už nugarį Sulis lieka su Lomažu po krepšiu. Tiesa, Walkeris turi Watermaną. Bando čia ieškoti Masiulio ir labai keistų tvaros. Nusimeta kamuolį Mindaugui Girdžiūnui, iš to paties taško Girdžiūnas nepataiko dar vieno tolimo metimo ir Vilniaus Rytas išsineša +10. Pačią gynybą, ar tu tiki, kad Vilniaus Rytas gali ir toliau taip mesti ir bandysi kažką keisti? Na, kai varžovai pataiko taip tritaškius -10, 3 gynėjų viename penkete, kad Velička neturi persivarinėti kamuolio ir bandyti sukurti viską pats. Brunkė prie savęs turėjo Girdžiūną, bet numeta kamuolį. Lomažas užtikrintai pasitikė savimi. Iki šiol vos 17% jo tritaškių sezone. Per daug. Velička atakuoja Lukošių. Išvengia kontakto, bet metimas netikslus. Čia puikiai Lukošius gynyba, niekur nepridursi. Perdavimai su Radzevičiumi. Masiulio užtvara. Stupnys gražiai numeta kamuolį Kajui Brunkei. Išmuša kamuolį Lukošius iš jo rankų. 73-64 rezultatas čia po 3 ketvirčių. Vilniaus Rytas priekį. Naudingiausias trečiojo ketvirčio žaidėjas jūsų ekranuose. 5 taškai, 3 rezultatyvūs perdavimai ir 2 perimti kamuoliai. Lomažas šiame ketvirtyje pademonstravo, kad gali ne tik Walkeris, Sargiūnas, Radzevičius, Brunkė ir Gudaitis. Niekaip Sargiūno 7-ojo tritaškio šiandien. Ir Gargždų bei Utenos Juventus susitikimas per PTV. Visai faktiškai iškart po šių rungtynių. Ar atrodytų labai gerai, tai dar tas buvo dar įspūdingiau. Velička prameta dar vieną metimą. Žengtų netyčia. Ir čia paskutinysis rungtynių metimas yra kiek pavėluotas. Richardas Lomažas prametė 2 labai gerai sukurtus tritaškius.